Labadiena, sveikinuosi su jumis kiek neįprastoje aplinkoje, lyg primindamas, kad galų gale į gamtą atėjo pavasaris, bet liūdna tik tai, kad pavasaris tik gamtoje, bet ne Lietuvoje. Lietuvos visuomeninėme ir politinėme gyvenime atrodo esame gerokai rudenį, o gal net ir įžengėme į žiemą. Apie aktualiausius šios savaitės įvykius, svarbiausius darbus ir įstatymų projektus, nes šią savaitę nebuvo plenarinių posėdžių Seime, todėl kalbėsiu būtent apie tai. Ir mano supratimu pats aktualiausias šios savaitės įvykis, kurį užgožia visi kiti, ten gerbiamo premjero Palucko tariamas, korupcijos skandalas, pasiėmimas iš Iltės paskolos per įmonės ir taip toliau. Mano supratimu, visa tai yra Tapino ir Černiausko toks bandymas nukreipti visą dėmesį į kitus mažiau reikšmingus dalykus, o reikšmingiausias tai mano supratimu buvo besivystantis kvietimo smurtauti. Lietuvoje kvietimo smurtauti prieš nelojalius, kaip yra įvardinama, piliečius veiksmas. O prasidėjo viskas nuo 5-osios kolonos įvardinimo. Pamenate, pradžioje Seimo pirmininkas, vėliau prezidentas įvardino dalį Seimo narių 5-ąją koloną. 5-ąją koloną Seimo nariai tapo dėl to, kad nebuvo balsuojama taip, kaip buvo liepta. O liepta buvo pritarti melagingoms nacionalinėms sankcijoms, kuriomis nebent sankcionuojame savo valstybę, o ne mums priešiškas. Reaguodamas į tai pateikiau 2 įstatymų dėl sankcijų projektų pakeitimus. Vieną, naikinanti visas melagingas nacionalinės vienos prekių grupės sankcijas, tai yra žemės ūkio prekes, nes savaime suprantama, negalim sankcionuoti vienos prekių grupės, kai tuo tarpu leidžiama importuoti, pavyzdžiui, šiukšles ir atliekas iš Rusijos už 10 milijonų eurų. Kita, įvedantį kitą pataisą, kuri įvestų visų prekių pilną draudimą. Draudimą, pilną sankcionavimą visoms prekiams iš Rusijos ir Baltarusijos. Pamenate, kaip Seimas atmetė abu mano pasiūlymus? Vaidmainiška, ar ne? Jokių realių sankcijų nėra. Paliko galioti vienintelį draudimą importuoti iš Rusijos ir Baltarusijos dalį žemės ūkio produktų. Šiukšlės ir atliekos ir toliau 10 milijonų eurų plūsta iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą. Na, pašaipiai galiu paklausti, negi išduosi politiniam elitui artimus verslus ir sankcionuosi visų prekių draudimą? Ne, uždrausi tik tuos, kurie yra nepatogus, o tuos, kurie patogus, su kuriais galima derinti, jos pavadinsi tinkamus ir jokių sankcijų čia nereikia. Šios balsavimus lydėjo tariamos 5-osios kolonos sąrašai. Pamenate, socialinėme tinkle išplatinta 5-os kolonos sąrašai su Seimo narių pavardėmis ir nuotraukomis. Ne viso Seimo, kuris atmetė visišką prekių iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą. O jei jau sankcionuojame, tai sąžiningai viską. Ne. Tos 5-osios kolonos sąrašuose buvo tie, kurie priešinosi melagingoms ir Lietuvai žalingoms sankcijoms. Vėliau šiomis nuotraukomis buvo dalinamasi socialiniuose tinkluose. Na ir Šarūnas Jasiukevičius savo Facebooko paskyroje paskelbė Seimo narių sąrašą, tą patį. Šios Seimo narius dėl jų balsavimo sankcijų klausimais vadino moraliniais degradais, degeneratais ir kolaboruojančiais su priešu. Cituoju, sunku net parinkti žodžius, kuriais norisi juos apibūdinti ir ką su jais reikėtų padaryti. Visos kylančios mintis už įstatymo ribų. Po šių už įstatymo ribų esančių siūlymų veikti prieš minėtus asmenis Šarūnas Jasiukevičius dar tą pačią dieną paskelbė savo Facebook paskyroje įrašą, kuriame primena beveik prieš 10 metų parašytą savo tekstą, kuris, kaip vėlgi teigia, tuo metu jau paskelbęs, šiandien jo nuomonė tas įrašas ir tas straipsnis yra dar aktualesnis nei tada prieš 10 metų. Tame straipsnėje jis dalinosi patarimais, kaip ne tik įbauginti, bet ir visiškai sunaikinti, inicijuoti piliečių valymus, niokoti turtą, ant kolaborantų turto rašyti įžeidžius žodžius ir taip toliau, įbauginti šeimą ir taip toliau. Pradėtas tyrimas. Aš kreipiausi į policiją ir pakviečiau kartu į policiją kreiptis ir kitus Seimo narius. Juolab, kad mano supratimu kvietimas smurtauti yra tikrai realus. Ponas Jasiukevičius turi ginklą. Agresyviai rašo ir komentuoja socialiniuose tinkluose. Po jo kvietimų 10 smurtui pritarančių asmenų komentarų. Įsidrąsinę nebaudžiamumu į kvietimo smurtauti chorą įsisuka ir politikai.
Vienas pilietis diskusijos su ponu Kasčiūnu klausė, ar mokoma ir ar pasakoma, kad reikės žudyti, cituoju, nelojalius piliečius. Pilna citata. Reikės žudyti nelojalius piliečius. Na, pavyzdžiui, Šaulių sąjungoje ar kur kitur. Ir Kasčiūnas atsako, na, aš tikiuosi, kad pasako, jis tikisi, kad mokoma šitų dalykų. Ir šie du asmenys toliau diskutuoja apie nelojalių piliečių žudimą. Ir čia kalbame jau apie propagavimą smurto, kurį šie asmenys pagal savo užimamą padėtį, pagal savo turimus ginkluotę, nes dalis jų yra Šaulių sąjungos nariai, dalis jų turi ginklų savigynai, jie gali šios grasinimus realizuoti. Ir tai tampa labai pavojinga tendencija visuomenėje, kuri yra itin stipriai supriešinta. Juk trūksta tik žiežirbos, kad prasidėtų smurtas vienų prieš kitus. Yra dar vienas momentas. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Nu, aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Tikiuosi. Nelabai, net šauliam ne visiems kartais, man atrodo, kai mūsų vadas toks, tiesmukas ir sako, man reikia iš jūsų žudiko, aš kartais net esu matęs ne savo vaikino, reiškia, rato žmonių, bet iš tų jau ten jau kokiu nors ten, akis iš jų. Bet jis tai visiškai realus, Žinot, šioje situacijoje, kai politinės galios racionalūs Seimo nariai arba racionali grupė Seimo narių turi labai mažą tą politinę galią, kviečiu visus kreiptis į e-policiją dėl šių pareiškimų. Tai nėra labai sudėtinga. Tiesiog e-policija LT ir surašote, ką galvojate, duodate nuorodą į to asmens socialinį tinklą ir tiksliai cituojate, ką jisai parašo ir pridėkite nuotraukas. Net jei ir nebus pradėtas ikiteisminis tyrimas, mano supratimu, vien jų apklausa leis bent kiek pristabdyti tą smurto propagandą. Nes iki visuomenės skilimo, visuomenės sukurstimo vienų prieš kitus, smurtauti iš tiesų yra labai nedaug. Antras klausimas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra dėl nekilnojamo mokesčio. Labai daug kas po pirmojo balsavimo, lieka dar 2 balsavimai dėl nekilnojamo turto mokesčio įvedimo visuotinio, klausėte, ką daryti dėl nekilnojamo turto mokesčio. Kaip sustabdyti, neatsižvelgiant į tautos nuomonę, vykstantį procesą. Aš noriu jūsų paprašyti, nelaukite, kol kažkas už jūs tai padarys. Padėkite įveikti neteisybę kartu. Svarstant nekilnojamo turto mokesčio įvedimą, kai kurių partijų Seimo nariai jautė stiprų spaudimą dėl šio balsavimo, tačiau stipriausiai ir sąžiningiausiai atsilaikė. Dar laukia 2 balsavimai, primenu, todėl nėra viskas dar prarasta. Nenusiminkite ir nelaukite, kad kažkas už jūs pasirūpins teisingumu. Mes darysime savo darbą, siūlysime pakeitimus, reikalausime, bet tų Seimo narių, kurie taip elgsis, yra nedaug Seime. Jų galia yra nedidelė, reikia jūsų pagalbos. Nėra nieko stipresnio nei jūs patys. Nes jūs esate tauta, mes jūs turime atstovauti. Skirkite kelias minutės ir parašykite laišką Seimo nariams. Jų pašto adresai labai paprasti. vardas.pavardė@lrs.LT. Pirmojo svarstymo dėl nekilnojamo turto mokesčio metu dalis daugumai priklausančių Seimo narių nedalyvavo. Dalis balsavo prieš arba susilaikė. Taip stipriau ar silpniau, tačiau parodydami, kad tautos balsas ir deklaruotos vertybės jiem yra svarbios, jiem yra svarbiau už partinius susitarimus. Jie buvo drąsūs tautos atstovai. Tiesa, po pirmojo balsavimo spaudimas iš partijų didėjo, dalis Seimo narių pasidavė spaudimui. Tačiau kai kurie iš jų atsilaikė ir per antrą balsavimą, gegužės 29 dieną balsavo prieš, susilaikė ar nedalyvavo. Parašykite visiems šiems Seimo nariams ir jūs vienmandatėje atstovaujantiems Seimo nariams laiškus ir padrasinkite veikti tautos labui. Tiesiog brūkštelkite, esu prieš nekilnojamo turto mokestį ir pavedu jums būtent taip balsuoti. Pakvieskite paklydusius grįžti Seimo narius, grįžti pas žmonės, pas tautą, pas tiesą. Padrasinkite atsilaikyti. Atsitraukusius pakvieskite susigrąžinti piliečių pagarbą. Tai jūsų tautos balsas, kurį skaitys ir girdės Seimo narys, kuriam išsiųsite laišką. Primenu, vardas.pavardė Seimo nario @lrs.lt. Tai paprasta, nekainuoja daug laiko, bet jūs juos padrasinsite
ir pareikalausite, kad būtų balsuojama taip, kaip nori Lietuvos Respublikos piliečiai. Parodykit jiems, kad tauta mato, kad tautai rūpi ir kad šis sprendimas bus primintas ilgam. Na, trečias dalykas, dėl ko norėjau pakalbėti, kas užėmė man nemažai laiko šią savaitę. Šią savaitę buvo Vyriausios rinkimų komisijos posėdis, kuriame eilinį kartą buvo siekiama bausti visus, kurie netitinka dabartinės politinės sistemos reikalavimų. Na, bausti už praėjusius rinkimus. Na, ko gero už tai, kad mes tose rinkimuose dalyvavome. Su Vyriausia rinkimų komisija bylinėjosi iki šiol net 3 bylose. Ir skandalingiausias bylinėjimas yra dėl rožių. Pamenate, kovo 8-ąją aš išdalinau kelias rožes Kaziuko mugės metu ir dėl to šiuo metu Vyriausia rinkimų komisija man negrąžina 9 000 eurų užstatą. Tai mažų mažiausiai viena rožė man kainuoja padovanota moteriai kovo 8 dienos proga, man kainavo po 1000 eurų. Tuo tarpu Seimo kancleris, tuometis Seimo narys, už gėles rinkimų kampanijos metu buvo nenubaustas. Jisai rinkimų kampanijos metu dalino gėles savo rinkėjams, dalino dovaną savo rinkėjams ir tai yra leistina. Ir tuo pat metu, kai mane nubaudė, tuo pat metu VRK priima sprendimą dėl Seimo kanclerio, tuomet buvusio Seimo nario, ir jo nebaudžia. Na, tokia yra realybė, tokia yra buvusi VRK sudėtis. Matysime, kokia yra šiandieninė VRK sudėtis, naujai patvirtinta, nes šią savaitę VRK siekia nubausti, bent jau buvo toksai projektas sprendimo, mane už tai, kad dalyvau prezidento rinkimuose ir dalyvaujant prezidento rinkimuose, na, nėra įmanoma vėgėliai, konkrečiai man, išvengti nuobaudos. Bet kokiu atveju, vienu ar kitu atveju, nuobauda garantuota. Jūsų sprendimai yra administracinio pažeidimą konstatuojantis ir ar jūs nustatot baudą ar nenustatot baudą, jokio skirtumo, tai vyksta administracinio pažeidimo konstatavimas ir jūsų kaip Vyriausios rinkimų komisijai taikomi visi absoliučiai administracinio proceso, kaip ir baudžiamojo proceso, įrodymų apimties, vertinimo apimties. Ir labai taikliai buvo gerbiamo Olga paminėjus, kad neiškumai taikomi, reiškia, kodekso naudai, tai ne visai taip, neiškumai taikomi kandidato naudai, nes tai yra administracinio pažeidimo procesas, kaip ir baudžiamajame procese privaloma surinkti visus įrodymus ir tik tada galima bausti asmenį. O tai, ar tai bauda nustatyta ar ne, man bauda, reputacija yra daug didesnė negu piniginė bauda. Šiek tiek keista klausytis, kaip kartais jūs labai griežtai taikot kodeksą, o kartais taikote tai, ką norėtumėt matyti kodekse ir apie ką mes kalbame dabar Teisėtvarkos komitete, norint pakeisti rinkimų kodeksą. Na štai, reiškia, tas 20 VDMU jūs taikote ne tai, kas parašyta kodekse, nes kodekse aiškiai pasakyta rinkimai, niekur neparašyta rinkimų kampanijos pradžia. Nėra nei vienos frazės, kodekse to nerasite. Labai taikliai pastebėta dėl elektroninių mokėjimo priemonių. Įdomiausia yra tai, kad jūs, kai taikote teisės aktus, ko gero, na, esmė yra turinys, ar kandidatas nuslėpė, ar buvo koksai lėšos gautos, kur nenustatytas mokėtojas. Labai aiškiai jums tyrėja patikino, kad aukos nustatytos viskas, aukotojai žinomi, problemų dėl to nėra. Ir tada kyla klausimai, kodėl yra tada konstatuojamas pažeidimas, kai atliktos jos ne iš užsienio, ne iš kažkokių nežinomų, iš mokėjimo įstaigų, kurios yra prižiūrimos Lietuvos bankų, kurios privalo vykdyti visus pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimus. Absoliučiai visi kandidatai pasiskelbė į prezidentus dar net nešę VRK dokumentų. Tiek prezidentas Gitanas Nausėda dabartinis, tiek ir visi kiti. Ar šitos išlaidos, kaip jūs sakote, absoliučiai visi taip elgėsi, aš vienas tik nukenčiu čia šiuo atveju, bet nes kiti net ir nedeklaruoja tas išlaidas. Jeigu aš parodau, yra pažeidimas, jeigu neparodau, irgi yra pažeidimas. Kaip siūlo VRK elgtis? Logika. Parodymas nėra pažeidimas. Tai jūs sakote, kad aš pažeidžiau. Neužsiregistravus dalyvių. Neužsiregistravęs dalyvių, kai parodau, tai yra pažeidimas. Jeigu neužsiregistravęs dalyvių neparodyčiau,
pažeidimas būtų taip pat. Aš taip suprantu, nes, tą būtina įtraukti į apskaitą, jūsgi tą sakote. Taip, būtina parodyti ir Tai vadinasi, kaip besielgsi, Ne. pažeidimas yra. Ne, taip nėra. Taip, reikia užsiregistruoti dalyvių. Jeigu jūs paguos, Tai ne žiūrėkit, vienas čia yra buvo klaida. patyrusių politikų, kurie tokią klaidą padarė Seimo rinkimuose, yra buvę situacijų, bet tikrai jau, manau, įsiaiškinom, jeigu norėsit padiskutuoti, jau čia nebesusijęs su šio klausimu. Aš tiesiog Mūsų laukia kiti klausimai. Jo, tai- visai pabaigai. Mano įsitikinimu šita norma kalba apie teises rinkimų kampanijos dalyvio. Turėti banko sąskaitą, iš kurios jisai pavedimus daro. Turėti galimybę rinkti aukas. Turėti galimybę visas kitas teises. Bet skolas prisimti jisai privalo parodyti. Ir tai yra VRK priežiūra. Ir tai būtina tam, kad būtų rinkimai skaidrus. Dabar ką sako VRK, kad ką bedarytų asmuo tarp to momento, kai paskelbėt rinkimus, kampanijos pradžią, ir tarp to momento, kai jisai įsiregistruoja, ką jis bedarytų, jeigu būtų bet kokios išlaidos, jis yra, pažeidžiamas. Viliuosi, kad po šio mano pasisakymo ir po šiandienos dalyvavimo bent dalis Vyriausios rinkimų komisijos narių įsiklausys ir pradės vykdyti teisingumą pagal teisę, bet ne pagal tai, ko nori politikai. Ir toliau, ką veikiau dar šią savaitę, tai yra toliau gilinausi į įstatymų projektus ir juos tobulinau. Pats svarbiausias turbūt yra konstitucijos keitimas dėl referendumo kartelės mažinimo. Jau sakiau, kad aš surinkau pakankamai parašų, daugiau negu reikia tam, kad referendumo kartelė būtų sumažinta. Bet logika, ką aš darau, tame yra gerokai skirtinga negu tai, kas buvo daroma iki šiol. Iki šiol konstitucija buvo keičiama tik Seime. Siekiant Seime 2 kartus balsuoti, abu kartus turi būti kvalifikuota dauguma surinkta Seimo narių ir tai yra tikrai labai sunku. Mano supratimu, Seime kvalifikuotos daugumos šis referendumo kartelės mažinimo klausimas nesulauktų. Todėl sugalvojau būdą, kaip su paprasta dauguma Seime pakeisti konstituciją. Tam užtektų Seimo nutarimo dėl referendumo kvietimo. Referendumas būtų kviečiamas tam, kad jūs susirinktumėte ir jau jūs referendume patys nuspręstumėte, ar sumažinti referendumo kartelę ar ne. Vis tik tai net ir paprastą daugumą sukviesti Seime, ar kad palaikymas būtų toksai, reikia sulaukti tinkamo momento. To momento kol kas laukiu, šio dokumento dar Seimo sekretoriatui nepateikiau. Ruošiu pataisas dėl nekilnojamo turto, deriname, svarstome, kokios geriausios jos būtų. Žinoma, kaip jau minėjau, sulaukti pritarimo joms būtų naivu, todėl labai laukiu jūsų paramos laiškų Seimo nariams, tiek vienmandatėse išrinktiems Seimo nariams, tiek tiems, kuriuos rodžiau šiame savo video. Taip pat pateiktos pataisos dėl partnerystės išbraukimo iš civilinio kodekso. Mano supratimu, Konstitucinis teismas, jau minėjau, peržengė savo funkcijas, viršijo savo galias, iš esmės užsiimdamas įstatymų leidybą, vietoj to, kad tiesiog aiškintų Konstituciją, aiškintų teisės aktus. Ir tai, ką jis padarė partnerystės sprendime, įteisindamas to, kas neveikia, kas negalioja, nes partnerystės civilinėme kodekse esančios normos tiesiog negaliojo, turint minty, kad mes šiuo metu svarstome Seime 2 įstatymų projektus, tai civilinės sąjungos įstatymą ir kitus įstatymus, būtent su tuo susijusius. Visų pirma, turiu minty artimo ryšio įstatymą, artimo ryšio institutą. Tai tikrai yra nepriimtina, kad Konstitucinis teismas pasako dėl negaliojančių normų ir jas priverčia Seimui kažkokiu būdu pradėti svarstyti, ko Seimas net nedaro. Yra 2 institutai, artimo ryšio ir, kaip jau minėjau, civilinės sąjungos įstatymo projektas ir juos Seimas turėtų ir toliau svarstyti. O partnerystės institutą išbraukti iš civilinio kodekso ir tokiu būdu realiai Konstitucinio teismo tas sprendimas, realiai neveiktų. Taip pat jau minėjau apie švietimo įstatymo pataisas dėl privalomų lytiškumo ugdymo pamokų. Jos pradžioje nepraėjo ir buvo grąžintos man tobulinti, aš jas patobulinau ir artimiausiu metu pristatysiu Seimui tam, kad būtų atsisakyta privalomo lytiškumo ugdymo pamokų mokyklose, kad tėvai galėtų apsispręsti, ar nori savo vaiką leisti lytiškumo ugdyti ar ne.
Taip pat Teisėtvarkos komitete svarstome rinkimų kodeksą, jam turėsiu visą krūvą pastabų, kol kas vyksta tik tai klausimai, tai tokie neoficialūs išgirsti, ko norėtų VRK, bet turint minti, jeigu VRK vyriausioji rinkimų komisija toliau elgsis taip, kaip elgėsi iki šiol vietoj teisės vadovausis politiniais sumetimais, tai tikrai daugiau galių suteikti vyriausiai rinkimų komisijai būtų absoliučiai nelogiška, nebent pasikeistų ir vyriausioji rinkimų komisija vis tik tai sugrįžtų prie teisės. Na ir vaiko teisų apsaugos įstatymas jau pasiekęs paskutinę stadiją, tai yra priėmimo stadija ir manau, kad artimiausių metų kitą ar dar kitą savaitę taip mes ir išvysime. Tai yra dėl QR kodų darbui su vaikais, apsaugosime ir vaikus ir užtikrinsime asmenų teises. Ačiū Jums visiems, kad žiūrėjote šios savaitės apžvalgą, ji kiek kitokia, ji daugiau orientuota į tai, kas vyksta Lietuvoje. Na, susitiksime kitą savaitę jau standartinėje apžvalgoje apie Seimo darbą. Ačiū Jums, iki gražaus savaitgalio.